Ūkininkai Lietuvoje susiduria su įvairių produktų putojimu, ko pasekoje stabdosi darbai, reikia laukti, kol putos purkštuvė nusės, arba tiesiog, kad ūkininkam nereiktų važiuoti su pustuščiu baku į laukus, mes rekomenduojame spumą. Tai yra antiputintojas. Pakanka keletos lašų, kad numuštų putas. Ir ūkininkai galėtų sėkmingai pripildyti baką iki galo ir važiuoti į laukus. Tai mano kolegė parodys, kaip spumos efektyvumą, kaip veikia spuma. Kaip pavyzdį paimsim glifosato tirpaliuką, supurtysim ir susidarys putos, o užlašinus spumos lašelį pamatysime, stebėsime, kaip putos yra numušamas.